O tai kaip dabar veikia temperatūros nustatymas? Ar jinai turi būti palikta kažkokia iš vakaro, turi būti kažkokia funkcija uždėta, kad tas automobilis būtent šiltų tiek, kiek norisi, tiek, kiek reikia? Jūs, kai atsisėdat į automobilį, labai ten sukinėjat viską, ten ar važiuojat ir laukit, kol sušils? Ne, turiu auto ir viskas. Ir viskas. Tai čia lygiai tas pats. Gyvenimiška patirtis, kad išjungia kartais auto ir netgi būna, kad klientai paskambina, ką čia nešildo nieko, žinai. Tai sakau, o moterys jos kartais būna, kad nemėgsta, kad joms pučia, žinai. Taip, mėgsta spaudyti mygtukus. Arba išjungti auto režimą, kad nepūstų niekas. Ir paskui jau palieka neįjungtą auto režimą, o tada čia biški problemėlį. Automobilis kaip ir įkaista, iššyla tas variklis, bet auto režimas jisai salono neiššyla. Nu, jisai kaip ir šiltesnis negu kaip tai būtų, bet kad ir gal paspaudus auto, tada greitai šiltų. Bet auto režimą reikia palikti jo. Bet vis tiek auto nustačius yra tam tikra temperatūra, o tai jeigu appsas gali tą temperatūrą koreguoti? Negali. Negali. Tai ten daugiau laikas trukmė, bet ir gali. Jisai nemoka sukinėti ratukų. Čia keletą automobilių išleido naujas atnaujinimas, dabar aš jų atmintinai neatsimenu, bet kažkas Toyotų, kažkas Lexusų, kur valdo, reguliuoja. Bet aš ypatingai nereklamuoju, nes paskui pradės čia norėti visi, kiekvieną automobilį, jų labai nedaug yra tokių, kuriuos galima tai padaryti. O iš tikrųjų tas ir toks gana aktualus klausimas, kiek kuro suryja automobilis, būdamas paliktas užvestas, tas 20 minučių? Skaudžiausias visais laikais būdavo klausimas ekologija. Realiai tai, kai tu pats žmogus išeini, ta prasme, tai irgi, užsikuri tą automobilį ir vaikštai aplink tenai. Taip, lygiai tas pats laikas, tik tai patogiau. Kai trypčioji, tai tu ten gramdai, nori greičiau rezultato, gal trumpiau ten, sakysim, jisai bus užvestas. Bet kita vertus, naujų automobilių gamintojai irgi tą sistemą diegia. Yra taip pat ten BMW ribotas laikas, ten tuose Hyundai'uose irgi ribotas laikas, nedidelis. Labai jisai nespėja iššilti. Kas liečia, kaip sakyt, pasišildyti žiemą, tai vis tiek tas savininkas išeina į tą kiemą, jisai užveda tą automobilį ir vis tiek jisai, kol neatšils, jisai nesėda važiuoti. Dar netgi ir automobilių yra sveikiau, kad variklis biškai padirbtų ant laisvų, kad įsidirbtų visi tepalai prasivarinėtų. Kartais irgi būna to klausimas, gal čia nesveika, žinai, užvesti. Tai iš principo ekologija, ta įtaka nėra didesnė negu įprastai eksploatuojant automobilį. Aš nematau labai didelio esminio skirtumo ir kiek, sakysim, iš bendros visuomenės nuomonės, didesnė tendencija nuomonių, kai vyksta tokia diskusija socialiniuose tinkluose, sako, kad koks skirtumas, sako, ar aš užvedu, ar telefonas užveda. Principe taip, jinai vis tiek yra užkurta lygiai. Vis tiek jinai stovi ir birbenas. Dar būna kartais nuomonė, Webasto geriau ar nuotolinis užvedimas geriau. Aš turėjau ir Webasto, ir nuotolinį užvedimą, tai rezultatas tas pats iššilimo. Webasto irgi ūžia, nors gal variklis, sakysim, biškai daugiau triukšmo skleidžia kaimynams galbūt, jeigu ten aplinkui yra. Webasto sudėtingiau instaliuojasi, tikrai brangesnė ir Webasto vasarą nepravėdina.